Sveiki, mėly bičiuliai. Šiandien aš ketinu Jums papasakoti apie dar vieną ryškę ir svarbę judaizmo atšaką gyvavusią pirmame amžiuje. Praeitą kartą mes kalbėjome apie esenus, o šiandien pakalbėsime apie zelotus ir sikarijus. Kaip ir jau įprasta, pasitelksime tiek istorinius šaltinius, Juozapą Flavijų, tiek Naująjį testamentą ir modernių tyrėjų įžvalgas. Bet pradėkime nuo Juozapo Flavijaus. Beje, baigiantis šiai laidai, aš viliuosi, kad zelotų kaip ne tik judaizmo, bet apskritai religinės grupės, religinio sambūrio suvokimas padės suprasti labai daug reiškinių įvykusių per 2000 mečių bažnyčios istoriją, apskritai vakarų civilizacijos istoriją, na ir tuos reiškinius, kurie vyksta tiesiog mūsų dienomis, tiesiog mūsų akyse. Bet pradėkime nuo Juozapo Flavijaus. Ketvirtosios žydų filosofijos krypties autorius buvo Judas Galilėjietis. Ji daugeliu dalykų sutampa su fariziejų pažiūromis, bet yra labai atsidavusi laisvei ir teigia, kad Dievas yra vienintelis valdovas ir viešpats. Jie pasiruošia bet kokiai mirčiai ir net sutinka su giminaičių bei draugų mirtimi. Kitais žodžiais tariant, jeigu juos reikėtų nužudyti, tebūnie. Jokio žmogaus jie nepripažįsta valdovu. Kadangi jų nepajudinamas apsisprendimas daugeliui gerai žinomas, daugiau apie tai nekalbėsiu ir nebijosiu, kad tuo, ką apie juos pasakiau, bus nepatikėta. Kitaip tariant, visiems pažįstama ši srovė, visi žino, kas yra tie zelotai. O mes kažkiek šiandien pasigilinkime, pažiūrėsime tiek istoriškai juos, tiek pasistengsime bent keliais žodžiais aptarti jų teologiją. Bijau tik, rašo toliau Juozapas Flavijus, kad nepakankamai įvertinau jų abejingumą nelaimės ir skausmo akivaizdoje. Tauta pradėjo sirgti šią ligą būtent Gesijaus Florijaus valdymo laikais, kai jis piktnaudžiaudamas savo valdžia privertė tautą sukilti prieš romėnus. Žydų senovė, 18 skyrius. Taigi, Judas Galilėjietis yra laikomas judėjų zelotų, taip pat ir sikarijų, apie kuriuos sužinosite, judėjimo pradininkas. Tačiau jo įsitikinimai, jo filosofija, pasak Juozapo Flavijaus, aš sakyčiau, teologija, jo teologiniai įsitikinimai ir pažiūros yra labai senos. Jos ateina iš Senojo testamento, tai yra tam tikra Senojo testamento ir savo tautos istorijos paradigma. Tai aiškinama ir traktuojama iš tam tikro požiūrio taško, bet tas požiūris pilnai remiasi į šventąjį raštą. Aišku, iškeliant, paimant iš jo narsiausius Izraelio karžygius.
Įdomu, kad šitą Judą Galilėjietį pamini ir Lukas. Pažiūrėkime. Tačiau vienas Sinedriono narys, fariziejus, vardu Gamalijėlis, visos tautos gerbiamas įstatymo mokytojas, pakilęs liepė tuos žmonės trumpam išvesti. Tie žmonės, tai yra apaštalai, kurie buvo suimti po to, kai jiems buvo uždrausta skelbti Jėzų ir prisikėlimą, Jėzaus prisikėlimą iš mirusiųjų, kai jie pagydė luošį ir, juos nuplagdino, neleido skelbti Jėzaus Evangelijos, bet jie tai darė, jie buvo suimti, galiausiai atvesdinti dar kartą, nors ten dar įvyko toks stebuklas, netiek įdomu dabar mums tos detalės, bet kad matytume, kokiame kontekste kalba Gamalijėlis Sinedriono nariams. Izraelio vyrai, gerai pasverkite, ką ketinote šitiems žmonėms padaryti. Mat, ankstesnėmis dienomis buvo iškilęs Teudas, kuris sakėsi kažin kas esąs. Prie jo prisijungė apie 400 vyrų. Jis buvo nužudytas, o visi, kurie jo klausė, išsisklaidė ir iš to nieko neišėjo. Po jo surašymo dienomis buvo iškilęs Judas Galilėjietis ir paskui save patraukė nemažai žmonių. Jis irgi žuvo, o visi, kurie jo klausė, buvo išsklaidyti. Todėl dabar jums sakau, pasitraukite nuo šitų žmonių ir paleiskite juos. Jei šitas sumanymas ar šitas darbas iš žmonių, jis sužlugs. O jeigu jis yra iš Dievo, nepajėgsite jų sužlugdyti. Žiūrėkite, dar tapsite Dievo priešais. Jie paklausė jo. Lukas mini tą patį istorinį asmenį Judą Galilėjietį ir mes sužinome, kad jis iškilo būtent surašymo dienomis. Ir tai nėra atsitiktinė sąsaja. Ryšys tas, kad surašymas buvo skirtas tam, kad įgyvendintų Romos mokesčių politiką. Buvo surašomi žmonės ir jie privalėjo atiduoti mokesčius. Tačiau mokesčiai keliavo ne į Sinedrioną, ne į šventyklos iždą, tai yra ne Izraelio valdžiai, o Cezariui, Romos valdžiai. Ir be abejo tam, judėjai priešinosi. Ir štai šitas Judas Galilėjietis iš tiesų ir skelbė, kad mes negalime būti vergai. Pažiūrėkite, kieno atvaizdas yra ant monetų. Tai Cezario atvaizdas, tai stabmeldystė, tai, o Cezariai save pristatydavo ir Dievo sūnumis, ir, Dievo apreikštaisiais, netgi apreikštuoju Dievu. Žodžiu, judėjams, kuriems buvo draudžiama garbinti kitus dievus, kitas dievystės. Tai buvo, kliuvinys ir jie priešinosi. Įdomu tai, kad nors Judas Galilėjietis ir žuvo, tačiau jo pradėtas zelotų judėjimas, jis vis atsinaujindavo, vis su kitais lyderiais ir, iš tiesų,
gyvavo iki to žinomo 66-70 metais vykusio žydų karo prieš romėnus, kai jie į savo rankas paėmė Jeruzalę ir daug kitų miestų. Ir tuo metu jie net kaldino savo monetas. Ir ant tų monetų buvo užrašai, tokie kaip Siono laisvė arba Siono atpirkimas. Šios istorinės žinios iš tiesų jau mums padeda apčiuopti jų perspektyvą. Jie buvo įsitikinę, kad jie tęsia Mozės, Jozuės, kitų Dievo narsių vyrų gyvenusių Izraelyje anksčiau, ir kai kuriuos aš jums ypatingai įvardinsiu, tęsėjais. Jie rėmėsi šventu raštu, jie turėjo tam pagrindo, ir be abejo jie galvojo, kad kalaviju įtvirtina teisingumą, dievotumą, sakytume, dievo garbą, ir kad tai yra pats iš tiesų teisingiausias dalykas. Jie niekino tuos, kurie nesipriešino romėnams, laikė juos atkritėliais, atsitraukėliais nuo Jahvės, ir iš tiesų susidorodavo ir su jais. Tai buvo, tokie kariniai, galėtume sakyti, ordinai, ir tas vyrų skaičius ne veltui yra minimas. Dabar, jūs pamenate, kad kai Jėzus padaugino duoną, Jono Evangelijoje pasakyta, kad žmonės norėjo jį paskelbti karaliumi, bet jis pasislėpė, pasitraukė nuo jų. Bet ten tai minimi 5000 vyrų. Štai, čia paminėtas Teudas, te turėjo 400 vyrų ir sukilo. Galilėjietis turėjo tikrai, Judas Galilėjietis turėjo kur kas daugiau, tikslus skaičius čia neįvardinamas, bet 5000 vyrų tai buvo daug, jų pakako iš tiesų užimti Jeruzalę, ir jeigu Jėzus būtų to norėjęs, tai organizavęs, tos jėgos, tos masės tikrai žmonių, kareivių jam būtų pakakę. Ir štai čia Sinedrionas mąsto politiškai, ir įdomu tai, kad pirmuosius krikščionys vertina būtent per šitą politinę prizmę, lygindamas Gamalelielis, lygina juos su tais, sakykime, mesijiniais maištais, su tais, kurie sakė, Dievo karalystė prisiartino, imkime kalaviją ir drąsiai stokime į mūšį su romėnais. Krikščionys yra vertinami lygiai taip. Ir tas patarimas, jo išmintis, ne tame, kad, reiškia, jie visai kitokie, jų pažiūros kitokios, bet kad jie yra, taip bent jiems atrodo, taip atrodo Gamalieliui, labai panašus. Duokime laiko ir pažiūrėsime, kas iš viso to išeis. Be abejo, krikščionys neketino to kalavijo pagalba įtvirtinti Dievo karalystės. Jeigu jie taip galvojo iki Jėzui mirštant ir prisikeliant iš mirusiųjų, tai po jo prisikėlimo, po sekminių dienos, gavę šventąją dvasią, jie suvokė, kad kalavijas
tai yra dvasios kalavijas, Dievo žodis. Ir Dievo žodžio galia jie plėtė Dievo karalystę dvasioje. Na, eikime toliau. Vienas tyrėjas štai kaip rašo apie Judą. Judas iš Gamalos Golano aukštumose, vadintas Galilėjiečiu, kartu su fariziejumi vardu Cadokas ėmėsi misijos kurstyti žmonės pasipriešinimui ir skelbti maištą bei sukilimą religijos vardu. Beje, tas žodis latrija yra, ir tarnavimas. Tarnavimas Dievui arba tarnavimas šventykloje. Tai galima sakyti skelbti maištą bei sukilimą tarnavimo šventykloje vardu. Dėl tarnavimo šventykloje. Mat šventykla taigi buvo okupuota romėnų. Ten buvo ta Antonijo pilis, kuri buvo koridorius sujungta su šventykla. Romėnų kareiviai nuo sienų stebėdavo, kai buvo aukojamas, atnašaujamas avinėlis iš tiesų ir kitos aukos. Tai, kas vyko šventykloje, visada buvo stebima, nes tai buvo masinių susibūrimų vieta. Taigi, iš pradžių jie nesulaukė didelės sėkmės, tačiau vis dėlto buvo atsakingi už griežtesnės ir labiau fanatiškos ryžtingų patriotų, arba kaip jie patys save vadino, uoliųjų arba zelotų fariziejų atšakos atsiradimą. Taigi, šitas Emilis Šiureris sieja iš tiesų zelotus su fariziejais. Tik tai jie buvo, griežtesnė, fanatiškesnė, dar labiau patriotiška žydų atšaka. Ši grupė nenorėjo ramiai laukti, kol su Dievo pagalba išsipildys Izraelio mesijinė viltis, bet troško ją įgyvendinti kalaviju kovoje su bedievių priešu. Būtent dėl jų veiklos sukilimo kibirkštis tvyrojo dar 60 metų, kol galiausiai įsiplėskė. Taigi prasidėjo tas 66 metais žydų karas, kuris 70 metais baigėsi visišku Jeruzalės užėmimu ir šventyklos sugriovimu. Beje, ta iliustracija ir yra šios laidos viršelyje. Tai paveikslas tapytas XIX amžiuje, bet jisai iš tiesų gražiai atvaizduoja tą didelį aukurą, ant kurio vyksta kova, būtent 70 metais, kai romėnai jau įsiveržė į miestą. Iki tol jį valdė būtent įvairios judėjų grupės. Ir Juozapas Flavijus labai detaliai aprašo, kas ten vyko daug, sakykime, nedorų, baisių dalykų iš pačių žydų pusės. Aš manau, todėl Jėzus verkė dėl Jeruzalės, sakydamas Jeruzalė, Jeruzalė, kad tu žinotum, kas tau atneša ramybę. Neatpažino Jeruzalė savo ramybės kunigaikščio, bet tie kiti mesijai, kurie buvo ne iš Dievo, pasak Gamalielio, iš tiesų atvedė iki žydų išsklaidymo po visą pasaulį, iki naujos diasporos. Taigi ši grupė nenorėjo ramiai laukti, kol su Dievo pagalba išsipildys Izraelio mesijinė viltis,
bet, kalaviju troško įgyvendinti tas savo mesijinės viltis, kovodami su bedieviais, pagonimis ir savo priešais. Dabar štai tokia ištraukėlė. Jau įvedamas į kareivines, Paulius sako tribūnui: ar galiu tau šį tą pasakyti? Šis tarė: tu graikiškai moki. Ar tu ne tas egiptietis, kuris neseniai sukėlė neramumus ir išsivedė į dykumą 4000 sikarijų? Paulius tarė: aš esu judėjas, tarsietis iš Kilikijos, gan reikšmingo miesto pilietis, prašau tave, leisk man prabilti į žmones. Taigi vėl čia jau romėnų tribūnas Jeruzalėje, kai kyla vėl maištas prieš apaštalą Paulių, kaip eretiką, kaip tautos griovėją, nes buvęs fariziejus tapo krikščionimi, tapo apaštalu ir skelbė Jėzų, bet romėnų akyse, nes jų akis žiūri tik į tą politinę situaciją, be abejo, jinai yra religiškai politiška, ir, jų didžiausias siaubas tai yra žydų sukilimai, žydų karai, kurie vis iš naujo įsiliepsnoja. Ir pagrindinis iš tiesų į Judėją, į Siriją atsiųstų valdytojų uždavinys tai buvo malšinti sukilimus. Ir čia, kadangi tie žydai taip nemėgsta šito žmogaus, jis greičiausiai yra sikarijų vadas, vedlys, kuris išvedė į dykumą 4000 sikarijus. Matot, 4000 tai jau jėga, tai jau nedidelė armija. Ne, Paulius sako, aš kilmingas žmogus. Anas jau mato, kad apaštalas kalba graikiškai, reiškia, plus jisai yra Romos pilietis ir Tarso pilietis, jis dvigubą pilietybę turi. Ir jam leidžiama prabilti į žydus. Bet čia mes, susidurėme su sikarijais. Ir, sikarijai kyla iš žodžio sika lotyniško, o sika tai yra pjautuvo formos durklas, kurį tie zelotai nešiodavosi pasislėpę po tuniką ir iš tiesų būtent valdant Antonijui Feliksui, kurį Paulius tuoj sutiks ir jį mini taip pat Lukas apaštalų darbuose, prasidėjo ypatingi tie sikarijų išpoliai ir politiškai motyvuoti susidorojimai su vienais ar kitais žmonėmis. Ir, sikarijai nešiojo sikas ir visų pirma, jie per šventes, per tas didžiausias judėjų šventes, šventykloje, kai Jeruzalę sugužėdavo daugybę piligrimų, įsimaišydavo minioje ir pradėdavo pjauti žmonės. Ne visus iš eilės, bet labai tikslingai susidorodavo su tais bedieviais anot jų, kolaborantais, kurie, tarkim, rinko mokesčius romėnams ir panašiai. Tačiau iš Juozapo Flavijaus sužinome, kad sikarijai nebuvo dori žmonės ir juos lengva buvo papirkti. Ir yra aprašomas atvejis,
kai valdytojas, tas Feliksas, per tarpininką nusamdė sikarijus ir šie nužudė ne ką, o aukščiausiai kunigą Jonataną, kuris pasak Flavijaus buvo dievotas, teisingas žmogus. Taigi, sikarijai buvo, šiandien mes sakytume, religinė teroristinė organizacija, bet jų ideologija buvo ta pati zelotiška ideologija. Tai buvo tie patys įsitikinimai. Tyrėjai svarsto, ar buvo jau toks skirtumas tarp zelotų ir sikarijų, nes du pavadinimai, ar tiesiog tai sinonimiškai buvo vartojami šitie apibūdinimai ir visgi prieinama prie išvados, kad tai buvo dvi atskiros panašių pažiūrų grupuotės ir netgi kartais jos kovodavo viena su kita. Ir dabar aš manau, mes tikrai galime eiti į zelotų etimologiją ir nuo jos pereiti prie teologijos. Graikiškai zelotai rašosi ir skaitosi, kaip mes ir lietuviai tariame, iš hebrajiško kanim. Ir čia bus labai įdomu, žinokite. Ir va tas kana ir jie kanim, zelotai, yra susiję tiek graikiškas, tiek hebrajiškas žodis su pavydu arba uolumu, pavydžiu, tokiu uolumu dėl kažko. Ir iš tiesų Senajame testamente zelotės šitas žodis yra vartojamas dažniausiai pačiam Dievui apibūdinti. Štai dekaloge 10 Dievo įsakymų mes skaitome: nedirbsi savo drožinio, nei jokio paveikslo panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia žemėje ir vandenyse po žemę, nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, viešpats tavo Dievas, esu theos zelotes, graikiškai, ir Elkana hebrajiškai. Man hebrajiška viena raidė dingo, jeigu kas skaitote. Bet tai yra El Dievas. Ir Kana, tai turime pavydulingas Dievas, pavydus Dievas. Ir daugelį vietų iš tiesų, kas pažįsta šventąjį raštą, mes skaitome, kad pavydžiai trokšta Dievas savo žmonių, savo tautos, ir jis negali pakelti, kai ji nusisuka į stabus. Jis tarsi vyras žmonos pavydė, kai žmona pradeda paleistuvauti su kitais. Tai yra su pagonių dievybėmis, joms tarnauti, joms lenktis. Jau galime jausti, kad zelotai turi po savim labai tvirtą pamatą. Pats Dievas yra pavydus, reiškia būti tuo pavydžiu uoliu, dėl Dievo tai būti juo panašiu. Ir dabar mes turime perskaityti štai šitą ištrauką ir jūs suprasite, aš paaiškinsiu, kodėl.
Izraelitams gyvenant Šitime tauta pradėjo paleistuvauti su Moabo dukterimis. Jos kvietė izraelitus į aukojimo šventes, ten jie valgė ir lenkėsi prieš jų dievus. Vienas izraelitas atsivedė midjanietę į savo palapinę, Mozei ir visiems izraelitams matant, tuo metu, kai jie raudojo prie susitikimo palapinės įėjimo. Tai išvydęs kunigo Arono sūnaus Eleazaro sūnus Finehasas pakilo iš susirinkusiųjų ir pagriebęs ietį įėjo į palapinę paskui izraelitą ir perdūrė juos abu kiaurai, izraelitą ir moterį, per jos pilvą. Tada liovėsi maras tarp Izraelio sūnų. Viešpats tarė Mozei: kunigo Arono sūnaus Eleazaro sūnus Finehasas išgelbėjo izraelitus nuo mano rūstybės. Jis buvo uolus dėl manęs, kad aš nesunaikinčiau izraelitų, apimtas pavydo. Todėl sakyk jam, kad aš darau su juo taikos sandorą. Jam ir jo palikuoniams priklausys kunigystė kaip amžina sandora, nes jis buvo uolus dėl Dievo ir sutaikino izraelitus. Na, mes šioje ištraukoje regime, pavydų Dievą, apimtą pavydo, ir tada Finehasą, kunigo Arono, vyriausiojo, aukščiausiojo kunigo, Mozės brolio anūką. Finehasas, įdomu, kad net Biblijos tame pačiame Rubšio vertime mes turime ir vieną, ir kitą, nėra iki galo suderinta. Bet, tai yra tas pats žmogus ir judaistinė tradicija būtent jį ypatingai išskiria. Ir be abejo, jis yra zelotų idealas. Zelotui būti panašiu į Finehasą buvo, didžiausias troškimas, didžiausia svajonė tapti į jį panašiu. Štai taip uoliai kovoti už tautos tyrumą. Kalaviju kovoti. Ir šita scena tokia makabriška. Ar ne? Biblijoje yra tokių vietų ir nemažai. Todėl mums reikia mokėti ir mokytis skaityti Senąjį testamentą Naujojo testamento apreiškimo šviesoje. Bet tai ne mūsų tema. Prie jos galėsime galbūt kada ir sustoti, nes iš tiesų labai svarbi. Mano galva, mes dar neišmokom skaityti Senojo testamento ir dažniausiai jį perskaitom klaidingai, ir išsiaiškinam ne taip, kaip Dievas norėtų, ir tos žinios iš Dievo dažnai yra priešingos tam, ką mes priimame kaip Dievo žodį. Ir štai zelotai yra ryškiausias to pavyzdys, jeigu jų pastangas, jų kovą mes vertiname per Jėzaus Evangelijos prizmę. Bet būtent Finehasas. Dabar nuo Finehaso mes einame į pirmąją Makabėjų knygą ir jūs pamatysite, kodėl. Makabėjų knygose yra aprašomas tas tarptestamentinis, antrosios šventyklos periodas. Ir mes sužinom, koks buvo judaizmas tuo metu. Ir pirmoje Makabėjų knygoje mes sužinome
apie narsųjį karžygį Judą Makabiejų, kuris iš tiesų priešinasi, pasipriešina helenizacijai ir įgyja tam tikrą nepriklausomybę nuo graikų ir pirmame skyriuje, pirmos Makabėjų knygos skyriuose mums pristatomas jo tėvas, kunigas Matatijas. Ir paskaitykime, kasgi apie kunigą Matatiją čia pasakyta. Kunigas Matatijas, matydamas šventvagiškus darbus Jude ir Jeruzalėje, tarė: oi vargas, kamgi turėjau gimti, kad matyčiau savo tautos žūtį, bei žūtį šventojo miesto, kad gyvenčiau jame, kai jis atiduotas priešams ir šventoji vieta pateko į svetimųjų rankas. Jo šventykla tapo tarsi žmogumi be gero vardo, jos šlovės indai išgabenti nelaisvę. Žiūrėk, kaip nuniokota mūsų šventoji vieta, mūsų grožis ir šlovė. Žiūrėk, kaip pagonis ją išniekino. Ir iš tiesų, Matatijas regi tą Antiocho ketvirtojo Epifano karo prieš Judą ir Jeruzalę pasekmes, o jos būtent yra čia labai detaliai aprašytos. Ir vat būtent tas Antiochas Epifanas yra, iš tiesų judėjų eschatologijoje jisai tampa Antichristo įvaizdžiu. Ir jo, ta didžiausia nuodėmė, tai kad jis pastato šventykloje sunaikinimo baisenybę, kuri yra minima Danieliaus knygoje, bet taip pat yra Evangelijose. Jėzus mini, kad Danieliaus minima ta sunaikinimo bjaurystė, kai jūs ją pamatysite stovinčią šventykloje, bėkite. Bėkite iš Jeruzalės, ir tai yra vėlgi to mano jau minėto karo, kai Titas ir vadovaujant, Cezariu būnant Vespasianui, Titas yra dar kariuomenės vadas, aš manau neklystu tose istorinėse aplinkybėse, viliuosi, kad iš tiesų taip, Titas jis vėliau tampa imperatoriumi, bet tai yra ta sunaikinimo šlykštynė, pabaisai ar įvairiai verčiama yra. Bet būtent Antiochas Epifanas yra tas pirmasis jo Antichristo įvaizdis ir, tas, kuris pastato šventykloje. Ką jis ten pastatė? Yra labai daug versijų. Sakoma, kad pagoniška aukura, ir ten buvo atnašaujamos aukos būtent karaliui. Kiti sako, kad ne, aukos buvo atnašaujamos ant judėjų aukoro, ant tikro šventyklos aukoro. Kad ten buvo meteoritai pastatyti, akmenys, kurie garbinami kaip iš dangaus kritę, tai yra Dzeuso simboliai, dangaus dievo, ir įvairių tų versijų yra, bet iš Jozefo Flavijaus mes žinom, kad jis tiesiog įsteigė atnašavimą.
pagonišką ritualą, pagoniškus ritualus, nedetalizuoja jisai, kokie jie buvo. Ir štai, čia pasakojama yra šitame pirmos Makabėjų knygos antrame skyriuje, kad šitas kunigas Matatijas, jis pasitraukė į kitą miestą, Modeino miestą, ir visgi ten atvyko karaliaus pasiuntiniai ir surenkė atnašas ir pakvietė būtent visų pirma šį kunigą ir sako, jei tu pagarbinsi, mes tave paremsim auksu, sidabru, viskas su tavim bus gerai, bet jei atsisakysi, vargas tau. Ir tada jisai rėžė tokią kalbą, kad jokių būdų mes to nedarysime ir pagoniškų stabų mes negarbinsime. Net jeigu reikėtų atiduoti savo gyvybę. Ir tada vienas judėjas iš minios išeina prie aukuro ir pagarbina. Kas vyko toliau, mes skaitome. Tai pamatęs, Matatijas užsidegė uolumu. Jam drebėjo širdis iš susijaudinimo. Jį užplūdo teisus pyktis. Tad pribėgęs, jis užmušė atsimetėlį ant aukuro. Drauge jis užmušė ir karaliaus pareigūną, norėjusi priversti juos atnašauti auką, ir nugriovė aukurą. Degdamas uolumu dėl įstatymo, jis elgėsi, kaip buvo pasielgęs kadaise Finehasas su Saluvo sūnumi Zimriu. Tada Matatijas perėjo miestą šaukdamas pakeltų balsu, kas tik yra uolus dėl įstatymo ir laikosi sandoros, te išeina su manimi. Prasideda maištas. Ir matome, kad Matatijo, Judo Makabėjaus iš tiesų tėvo poelgis yra palyginamas su Finehaso poelgiu, apie kurį mes skaitėme iš Skaičių knygos, Mozės kartoje, reiškia Arono anūko, taip pat kunigo. Taigi matom, kad Izraelio kunigai turėjo šitą iššūkį. Jie turėjo saugoti tautą, kad ji būtų tyra, nesusiteptų stabais, stabmeldystę. Ir va tas iššūkis, kas kartą iškildavo, kai ateidavo priešai ir nugalėdavo Izraelį, ir galiausiai romėnai ir Naujasis testamentas, visi jame aprašyti įvykiai vyksta būtent romėnams užėmus Izraelį. Ir kunigai bendradarbiauja su valdžiom, kaip mes matome. O štai, Matatijas parodo kitą pavyzdį, kuriuo ir sekė zelotai. Štai mes pradedame suprasti, kad ten viršūnėlės, tie politiški judėjai visuomet laviruodavo iš tiesų tarp tautos mokytojų, fariziejų ir zelotų, sikarijų, to reiškia fanatiškumo kviečiančio į kovą su Roma. Ir romėnų, kurie buvo stipresni, jie buvo galingesni, turėjo didesnės karinės pajėgas. Tai va, dar viena eilutė iš šios skyriaus. Prieš mirtį jis savo sūnums primena, Matatijas, protėvių žygdarbius ir vėlgi nepamiršta Finehaso. Mūsų protėvis Finehasas savo uolumo žygį gavo amžiną kunigystės
už savo uolumo žygį gavo amžiną kunigystės sandorą. Ir graikiškai yra entoj zelosai zelon. Ir vat jūs galit girdėti zelosai zelon. Ir vertimas uolumo žygis nėra tikslus už savo uolų uolumą, už savo, reiškia, nudegantį uolumą, nepaprastą uolumą galėtume versti. Jis degte degė uolumu. Ir vėlgi, nes aukščiau yra toks vertimas, degdamas uolumu dėl įstatymų. Štai kokie yra zelotų idealai ir tai jau visai netoli, tai yra tas tarptestamentinis periodas iki tų naujojo testamento zelotų ir Judo Galilėjiečio, kuris sukilo būtent kai Kvirynas pradėjo tą surašymą, minimą Luko. Tai va, na ir aišku, buvo ir daugiau tų Senojo testamento didvyrių, kuriuos jie laikė savo pavyzdžiais, ir aš paminėsiu pabaigai tik vieną, ir jūs jį tikrai visi gerai žinote. Tai yra pranašas Elijas, kuris gyveno vėlgi nedoro karaliaus Ahabo dienomis, ir jo žmona Jezabelė iš tiesų turėjo daug pagonių, pranašų, kunigų ir aukojo aukas kitiems dievams. Na ir yra daug tų istorijų susijusių su Eliju, kai jisai šaukia ugnį ant aukuro, surengė tas varžybas su Baalo pranašais. Tie šaukia ir ugnis nenužengė iš dangaus, bet jis šaukėsi Jahvės ir auka yra uždegama. Bet įdomu, kad jis ne tik tai ugnį prisišaukia ant aukuro, bet jis, pavyzdžiui, kai pas jį Ahabas siunčia pasiuntinius, jis šaukia tos ugnies ir ant pasiuntinių ir jie sudenga. Ir jis yra toksai, sakykime, bekompromisinis pranašas, kuris Dievui išpažįsta, ir ta vieta yra labai svarbi, mes neturim galimybės dabar viso konteksto aptarti. Aš manau, kad prie šito tikrai aš norėsiu sugrįžti, bet dabar tie mūsų žinomi žodžiai zelon ezeloka, čia kitos formos, bet tie patys žodžiai, zelotas, pats veiksmažodis, aš degu uolumu viešpačiui galybių Dievui, nes izraelitai atmetė tavo sandorą, nuvertė tavo aukurus ir išžudė tavo pranašus kalaviju. Tik aš vienas likau ir jie nori atimti mano gyvybę. Ir įdomu tai, kad Elijas pakartoja šitos žodžius 2 kartus Dievui ant Horebo kalno. Ir Elijas tai yra Mozė ir Elijas. Mozė atstovauja įstatymą, Elijas pranašus, 2 judaizmo stulpai. Ir būtent Elijas pasižymėjo uolumu. Jis buvo tikras zelotas, zelotai laikė jį savo tėvu. Ir įdomiausia, kad jo pavyzdžiu norėjo sekti ir Jėzaus mokiniai. Jūs tikriausiai tai atsimenate iš Evangelijų. Ir jeigu norite daugiau apie tai išgirsti, prisijunkite kitą kartą. Ir mes, aš manau, pakalbėsime būtent apie tai,
ar Jėzus nebuvo zelotas? Ir ar įmanomas, uolumas dėl Dievo kitoks nei zelotų? Yra dar nemažai mums ką aptarti, pavyzdžiui, tokius Jėzaus žodžius: aš atėjau atnešti ugnies į šią žemę ir taip trokštu, kad jinai kuo greičiau įsidegtų. Arba kitus žodžius: aš atėjau atnešti žemėn ne ramybės, ne taikos, o kalavijų. Tai zelotiški žodžiai, bet jų pritaikymas akivaizdžiai skyrėsi nuo tų tikrųjų zelotų. Taigi apie tai pakalbėsime kitą kartą. O iki tol Dievo artumo jums ir jo malonės.